Pajūrio gelbėtojai siūlo griežtinti baudas neblaiviems besimaudantiems poilsiautojams. Jūroje vakar nuskendo 2 žmonės, spėjama, kad vienas jų buvo neblaivus. Dar 2 girti vaikinai šį rytą nušoko nuo Palangos tilto, juos pavyko išgelbėti. Žinot, kad viešoje vietoje alkoholį naudoti yra uždrausta. Gelbėtojų teigimu daugiau kaip pusė jūroje skęstančių žmonių būna išgėrę. Nors paplūdimio taisyklės draudžia vartoti alkoholį, nei baudų, nei įspėjimų poilsiautojai nepaiso. Toks nedrausmingus poilsiautojus mes baudžiame atitinkamomis baudomis. Baudos yra iki 200 litų. Palangos gelbėtojai pabrėžia, kad baudos yra per mažos ir siūlys Palangos politikams jas didinti. Aš siūlyčiau taip, kad būtų bauda, jeigu pasirodymas viešoje vietoje išgėręs, kad padidintų netgi, neįsivaizduoju, galbūt iki 1000 litų. Tai tada žmonės suvoktų, suprastų, kad tai yra pavojinga, kad tai yra vis dėlto baudžiama ir už tai yra atsakomybė. Šį savaitgalį gelbėtojams nebuvo kada atsikvėpti. Vien Palangoje ir Šventojoje skendo 14 žmonių. Tiek, kiek pernai per visą vasarą. 2 gyvybės išgelbėti nepavyko. Spėjama, kad vienas poilsiautojas buvo neblaivus. Nepavyko išgelbėti Šventoji. 2 skendo, vieną ištraukė, kitas iki dabar guli reanimacijoje, vienas paskendo. Žmogus tiesiog staiga buvo, bet aš manau, kad vartoja alkoholį. Todėl, kad palyginus visi kiti, kur buvo išgelbėti, ištraukti, iš jų nešė alkoholio kvapas. Girtus poilsiautojus teko gelbėti ir šiandien. Paryčiais nuo Palangos tilto nušoko ir pradėjo skęsti 2 neblaivūs vaikinai. Nuo mirties išgelbėti Šiaulių rajono gyventojai buvo nuvežti į policijos komisariatą. Jiems skirtos piniginės baudos. Kur tavo tėvai? Gelbėtojai sako, kad griežčiau reikėtų bausti ir vaikų neprižiūrinčius tėvus. Esą pasimetę vaikai paplūdimyje dažniau ieško tėvų, negu šie pasigenda savo atžalų.